VMI pralaimėjo bylą teisme prieš vieną iš įmonių ir apie tai aišku niekam nepasakė, kas ir kodėl. Jums jau pasakoju. Jau keleri metai, kai mes Lietuvos piliečiai ir įmonės neturim teisės mokėti grynais pinigais daugiau negu 5000. Nuo pirmos dienos VMI komentavo įstatymą taip. Jeigu pirkinys, pavyzdžiui, automobilis, kainuoja 8000, tai nuo 1 euro privalome mokėti pavedimu, negalima mokėti 5000 grynais ir 3000 pavedimu. Taip pat tai liečia ilgalaikės sutartis, pavyzdžiui, mokėjimui po 100 eurų, bet kai pasiekė jau ten bendra suma, nežinau, ten pasirašyta 5 metam, pavyzdžiui, ten 6000 eurų suma sutarties, nuo 1 euro privalo mokėti tik pavedimu. Viena įmonė po apsilankymo VMI gavos baudą už tai, kad sumokėjo 5000 grynais, kitą dalį pavedimu, nepatingėjo ir padavė VMI į teismą. Ir teismas išaiškino, kad VMI neteisingai traktavo įstatymą. Brangieji, nuo šiol mes oficialiai visi galim, perkant, pavyzdžiui, automobilį už 8000, sumokėti 5000 kešu, grynais ir tik tai 3000 pavedimu. VMI, tarp kitko, savo komentarą įstatymo pakeitė vieną sakinį, tarp klausimų giliai, niekam nieko nesakant ir nepareiškiant, kad pozicija VMI pasikeitė. Tai man jums gera žinia, o kas nori apie tai pasidomėti plačiau, tai kviečiu pasiskaityti mokesčio komentarą iš VMI pusės.